Sveiki, draugai, bičiuliai. Nu va, kaip ir buvo laidoje, kaip ir minėjau, kad teismas nurodė mane atvesdinti. Tai kur buvę, kur nebuvę, atvyko pareigūnai, labai maloniai bendravė, neprisistatė, bet nesvarbu, aš jau tikiu ir matau, kad tikrai pareigūnai, viskas abejonių jokių nekelia. Gal užeikit arčiau tada, pasižiūrėsim, kokius tos dokumentus. Čia. Tai jūs galite. Tai va. Konvojus būrys savo dieną gavo Kauno apygardos teismo nutartį. Jo, jūs gal papasakokit, jeigu galite, pareigūnė, kas Čia kadangi matot teismo nutartis skirta teismų tam mums policijai, tai mes tiesiog viešai negalim pasakoti, nebent jums supažinti. Tiesiog gavom teismo nutartį. Bet jeigu aš prašau ir tą viešinimą... Tai jums galiu asmeniškai tai, kadangi čia yra teismo nutartis, nėra vieša, nėra priimama. Aš čia visuomenė. Ne, byla vieša. Ne vieša yra byla. Byla vieša, arba palaukit. Ne, tai aš turiu minį, kad dabar tai yra teismo sprendimas. Konvojus būriui jūs atvezinti į teismą. Taip. Kauno apygardos teismo į posėdį, kuris vyks spalio 20 dieną 9 val. Ryto. Taip, tai jūs jau dabar norite mane išsivesti? Mes dabar nenorim, mes tiesiog norim jūs informuoti, kad mes teiksim jums šaukimą. Aha. Atvykti į teismą su posėdžio data, laiku ir prašysim jūs atvykti į posėdį. Tu viskas gerai, aš atvyksiu, aš suprantat, tai, mes tikrai čia jūsų prievartą nevezinam ir čia, kaip supratau. Nes suprantat, būtų gerai, kad jūs atvyktumėte, o mūsų darbas, mes bylos aplinkybių nežinom, mes kadangi esam Konvojus būrys, mūsų darbas gauna teismo nutartį ir pristatyti esame į teismą. Aplinkybių bylos, koks ginčas, kas mes nenagrinėjame. Supratau. Ir tiesiog įteiksim jums. Viskas gerai, nes aš suprantu, jie įvertino, aš atsisakiau matuoti temperatūrą, įeidamas į teismą, jie manęs neįleido. Dėl to. Ir teismas įvertino, kad, žodžiu, nebuvau posėdį ir priėmėm davė baudą 250 eurų. Tai sakau, šiandien temperatūrą matuojat pagal teismo vidaus tvarkos taisyklės, rytoj sakysit, ateikit, kad vakciną gavęs. Nu, žinokit, mes tikrai tos aplinkybių negalim komentuoti, kai nežinau, mūsų darbas tiesiog jums teikti šaukimą. Supratau, viskas. Tai gerai, jūs supildykit, aš pasirašysiu tada. Visinavo, kaip matot, labai, aš sakau, policija ginti, saugoti, padėti, žinokit, jau pradeda veikti. Po truputį jau pradeda veikti. Tai va, jau ir baisu ir pinigus jau girtam duoti, jeigu kas vairuoja. Aš iš vis jau nebegeriu. Tai va, tai žodžiu, pareigūnai atvyko operatyviai, greitai, kada aš čia gavau šitą nutartį, gavau šeštadienį laidą padariau, tai va, žodžiu, atvyko, pareigūnai įteikė. Tai panikos ženklų, žodžiu, nebus, tiesiog man papildomai nurodė, tokiu būdu, aišku, aš būtinai atvyksiu, nes aš ir tada norėjau tą teismo posėdį, mes tik neįleido. Tai va, žiūrėsim toliau, tai kaip ir minėjau, 20 dieną, 9 valandą, čia bus kelintadienis pareigūnė? Neturit. Žodžiu, 20 dieną, 9 valandą, visus kviečiu atvykti, palaikyti mane ir pasižiūrėsim, kaip jau turiu advokatas jau padėjo surašyti skundą ir apskūsti šitą nutartį ir dar daug visokių, nes tam pažeidimų teisėjas pridarė krūvą ir kaip vaizdu prokuroro šališkumas ir taip toliau. Tai, žodžiu, policija tiesiog dirba savo darbą, gaila, kad jie turi tokiais niekais užsiimti. Geriau per tą laiką žulikus gaudytų, bet, kaip sakant, teismas jiem nurodė, jie vykdo ir sakau, aš už policiją tikrai einu ir viso šitoje apskritai korona nesąmonė, jūs puikiai suprantate, kad policija tai yra įkaitas ir kaip futbolo kamuolys, kas spardo, ten ir lekia. Tai va. Tai tiek. Turbūt jau galim nutraukti tai įrašą, žodžiu, antrankių man nededa, nors atėjo su ginklais, bet, žodžiu, patys matot, kaip šauniai, viskas super, ačiū ir tikrai policininkam ir reiks vėl padėkos raštus atsiųsti. Tai tiek. Gerai, iki laukite tęsinio.